Kaip ten sako žiemą, riebi ugnelė, šilta trobelė. Фирмы «Каталина». Продается в США и в магазинах «Березка». Ir taip gali būti. Labas rytas, draugai. Mes patys kūrėme laimę. Galime ir būsenas kurti. Mes turime tokių sugebėjimų. Tik nežinome apie tai, nesidomime. Domimės visai kitais dalykais. Tik ne apie save. Nukreipk dėmesį į save. Tu atrasi pats save. Tu patikėjai, ką apie tave sakė. Jeigu tau žmogus sako, kad tu nesugebi, tau per sunku, tau nepavyks, tai jisai transliuoja save. Jisai taip jaučiasi. O tu, jeigu patikėjai juo, tai čia tu jau turi problemą. Jo problemą. Todėl ir sakoma, kad tu geriau netikėk kitais. Daleisk, kad taip gali būti, bet 100% nepatikėk tom. Visą informaciją tikrink ir įsisavink tai, kas tau veikia, kas tau neveikia, atmesk. Daug kas ir man sakė, kad esu asilas, bet tuom netikėjau. Kol netikėjau, buvau aš savimi. Bet kada tik patikėjau, tai iš karto ir juo tapau. Todėl tikėti, kas tau ką sako, negalima. Atverk savo kūrybą. Atrakink duris savyje. Sau sakyk, aš esu kūrybingas. Instaliuok į save teigiamas programas. Sakyk sau gražius žodžius. Paprastai pasakius, daleidžiame, kad mūsų planetoje yra 8 milijardai žmonių. Tai vat ir yra 8 milijardai nuomonių, 8 milijardai patirčių ir visos jos skirtingos. Jo patirtis tau visiškai gali netikti arba netgi netinka. Dalis jo patirties, dalelė, tau tinka, tau gali tikti, bet ne visa jo patirtis. Išsiimk perlus iš išminties. Kas tau tinka? Savimi tikėk visų 100%. Sau atsiduok visas. Atsiduoti sau, atsiduoti sielai. Esu siela. Materialistas nesugebės savo atsiduoti 100%. Jo baimė apsisaugoti yra didesnė už atsidavimą savo. Tu ir esi ta kibirkštis, ta liepsna. Prižiūrėk ją, globok ją, rūpinkis ją.
pasirūpins. Meilės kuras – pozityvumas, gerumas. Dėk į savo meilės židinį gerumą ir tu spinduliuosi šilumą. Daryk tai, kas sugebi geriausiai. Mes esame organiniai kūriniai. Galime galvoti, galime jausti, galime verkti, galime juoktis, galime kontroliuoti, galime nekontroliuoti. Mumise tiek daug visko, kokia įvairovė yra mumise. Visumoj mes esame laimingi. Tik tais mūsų protas, jisai elgiasi priešingai. Protas laimėje įmato nelaimę. Nelaimėje įmato laimę. Nekontroliuojamas protas. Mes turime tokių sugebėjimų gyventi laimingai. Bet pasirenkam gyventi nelaimingai. Meilėje viskas gerai. Laimė trykšta. O kada tu esi egoizme, ir tas blogai, ir tas negerai. Egoizmas, jisai deformuoja laimę. Tikrąją laimę deformuoja į netikrą laimę, dirbtiną, trumpalaikę laimę. Egoizmas nori gauti greitai viską, akimirksniu. Dažniausiai skubantis yra egoistai. Jie tave skubina. Pasidaryk namuose žvakių fabrikėlį. Pavyzdžiui, mes su močiute vaikystėje darydavome žvakę iš bulvės. Paėmi bulvę, perpjauni ją per pusę, vidų išskaptuoji, degtuką apvynioji vata, įsmeigi ir pripyliai aliejaus ir uždegi. Žiūrėk į žvakės liepsną ramiai. Atsipalaiduok. Atpalaiduok akis. Ir stebėk ugnies spalvas. Stenkis nieko negalvoti. Visą buitį palik nuošaly. Esi tu ir liepsna. Jūs tik dviese. Visas pasaulis palauks. Žiūrėk į liepsną tol, kol pamatysi dvi liepsnas. Žiūrėk į tų dviejų liepsnų tarpą, kol pamatysi trečią liepsną. Čia bus mankšta tavo akim, per kurias įeis šviesa į tavo vidinį pasaulį. Žiūrėk į tai, kas tikra. Ieškok, kas tikra, kas natūralu. Komunikuok su tikrove. Žvakės liepsna gyva. Joje yra energija, ugnies energija, saulės energija, televizorius lavonų energija. O kai aliejus sudegdavo ir bulvė iškepdavo. Jeigu tu tarnauji egoistiniam noram, tu
trumpalaikė. Išrovęs egoizmą iš savo sąmonės, tu būsi toks laimingas, antiek laimingas, kad tu net neįsivaizduoji. Tu žemiškų protų negali suvokti, ant kiek tu gali būti laimingas, ant kiek tu esi laimingas. Tie rūpesčiai, į kuriuos esi pasinėręs, užtemdo tavo laimę. Kada tu jau apsispręsi būti su savimi, kada skirsi laiko sau, priimsi save su visais trūkumais ir privalumais, atleisi sau, atsiprašysi savęs, tu pamilsi viską aplink. Jeigu tu savęs nemyli, tai kaip tu gali kaimyną mylėti? Pradžioje kurk gerovę pats su savimi.